Sveiki, pakeliu į oro uostą. Dabar yra gegužės 7 ir lenkime į Olandiją. Tai važiuojam tikrai netosagauti, daug dirbti. Bus kaip tik viskas žymiai geriau, produktyviau, dėl kad pabėgsiu nuo kasdienės rutinos Lietuvoje, nuo daug pagundų, nuo daug distractionų. Tad vyksta labai daug įdomių dalykų ties mūsų brandais, tai jeigu ką, naujiems žmonėms tai esu Saulius, vienas iš startuporų ir kuriu versus viešai. Pagrindinė mano dabar veikla yra e-commerce, tai Stripsų brandas ir dar vienas brandas, kurį aš gatekeepinu, dar nesakau apie jį, bet prasistavęs, matau, kad jis veikia ir jį irgi launchus. Aš truputį padirbsiu prieš skrydį ir sutiksime jau Holland. Pačios svarbiausias dalykas paprašau. Tai yra praeitas. Mano maksimaliausias yra raudonas, bet nebuvo. Realiai atbėgau visą oro uostą, tai kad nusipirkau spirkau 3. Dviems item neužteks, bet bent kažkiek turėsiu. Ir su mūsų nuolaidos kodu START20 galite nuvaryti į brightdrinks.com ir gauti 100% nuolaidų. Geriausias gėrimas in the game for focus, energy and productivity. Tai dirbame biškių kitokios vietos. Šiuo metu darau tokį quick job, tai yra post-purchase upsellai. Kas tai yra? Tai yra, kai žmogus pas tave nusipirka, tarkim pas tave prekę, yra confirmation pages, tipo, kad jis nusipirko, tada gali padaryti tokį post-purchase upsellą, kad padidinti AOV. Kas yra AOV? Tai yra Average Order Value, tai yra vienas svarbesnių metrikų dabar e-commerce, kad norint su šitų kaip dabar performance, kadangi labai išbrango tas pats marketingas, adspendas, tai reikia mums kažkaip uždirbinėti daugiau ir labiau efektyviau. Tai AOV tai yra vidutiniškai, kiek pas tai klientas išleidžia per vieną pirkimą. Tai realiai pas mus dabar jis gan žemas, dėl to neturim labai didelio biudžeto adspendui ir padinę AOV turėtume jo žymiai daugiau. Nes akvarinti customeriui kainuotų pigiau, o uždirbtume žymiai daugiau. Tai va, tai realiai tiek aš čia greitai pasidarysiu, kol laukiam traukinę, nes atšaukia traukinį 2 valandas turime laukti. Tai va, tai toks man dabar darbelis ir sutiksim traukinį. Hold on. Good. Devynios ryto ir esu dabar pas savo draugės universitete ir jie turi tokį kaip coworkingą, tai parodysiu vėliau, čionais realiai yra monitoriai, gali atsės, dirbti ramiai, aš ir podų susidirbu, man labai patogu. Tai realiai susidėliau viską į tokius kaip blokus. Šiandien, pavyzdžiui, aš turiu darbą nuo 9 iki 4 kažkur. Lauksiu, tai čia realiai bus mano working block ir kadangi pas ten dabar daug labai yra visokių skirtingų darbų, kas įprastai tai nėra pats geriausias dalykas, aš ten turiu ir dabar stripsus ir tada kas naujam žiūrovui Stripsal, tai yra mano vienas iš prekinių ženklų, tada aš turiu konsultaciją savo, tai man reikia jas šiandien dar paruošti ir tuo pačiu dar tokį vieną freelancerio darbą aš buvau pasiėmęs prieš mėnesį, nes labai geras dealas buvo, nemažai sumokėjo, tai man jį dar reikia padaryti, bet dabar realiai supratau, kad labai daug laiko atimo. Nedaug laiko, bet tiesiog distractina labai nuo main taskų. Ir tada šitas YouTube video, nes bus praeitas dar, kurio jūs dar jau matėt, bet, kurį dar neįkėliau, žodžiu. Tai realiai, working blokai pas mane atrodo va tai va. Čia aš taip susidėliojęs, tai yra, pasireiškia ketvirtadienį, tai nuo 9 iki 11, taip kas 2 valandas. Tada nuo 11 iki 12 ten vilkelė studija, paskui tipo poilsis ir maistas. Tada nuo 1 iki 3 ten freelancerio tie darbai, nuo 3 iki 4 ten turiu ten paruošti webą vieną.
ten nuo 4 iki Infinity, tai kas bus vakare, kai grįšiu namo jau, tai bus ten YouTube'as ir man reikia dar emailus paruošti, tokius email flows. Va, tai realiai toks, tai va, aš kažkaip dirbu, bandau viską struktūrizuoti, pasirašyti, o ne tiesiog dirbti automatą, nes taip niekas nesigauna normaliai. Tai va, tai aš liku dirbti ir negaištam laiko. Pirmas blokas pavėluotai, bet baigiau. Pas mus atkeliavo... Antrą bloką baigiau ir varau pavalgys ir biškai pailsint akytes. Thanks. Davai, drop komentarą, jeigu studijuoji. Drop komentarą, jeigu studijuoti yra fainai. Like. Ne, aš nesakysiu savo nuomonę. Jis ką tik pasakė savo nuomonę, tai kad studentai klausykit. Jeigu jūs sekate jie, ne? Jūs jo nesekit, nes jis ką tik jūs žiauriai apstūmė. Sakau, aš sėdžiu ir man ten visų taip gaila. Ai, aš negaliu keiktis turbūt, ne? Ne, jau keikimės. Man čia visų taip gaila, čia visi tokie miserable atrodo ir tokie be sienų. Čia tai buvo, tai tikrai nesakiau. Ne, aš tik pasakiau savo nuomonę, man jų gaila. Nes jie tai išgalvoja, kad jie one way. Bet viskas gerai. Turi būti kažkoks balansas. Kaip savo papą. Gerai, baigėsi blogas. Baigiau paskutinį bloką 2 valandų. Dirbau, smagu. Atsiuntė man marketingistė, kad mus kopijuoja. Iš tiesų juokinga ir gaila, nes kopijuoja, bet man galėtų kopijuoti bent jau gerai, nesigauna jiems tokios. Žodžiu, čia mūsų sektionas. Matot? Tekstą. Nueinam į tos, kurie bandė kopijuoti. Jų word for word. Nuvarom čia pas mus. Tai va padaryta. Nuvarom čia. Tai va bandyta padaryta. Galėtų bent žodžius pakeisti. Jo, varome dabar į sporto salę. Wow. Pamiršau pasakyti. Ką dabar darau, kad pagerinti CRO pačią website. Tai CRO yra Conversion Rate Optimization, kad atėjo žmogus pas tai svetainę, kad nusipirktų, kad jį konvertuotų žodžių klientus. Aiškinu savo moteriai, nelabai suprato, nelabai įdomu buvo, bet čia yra mūsų tas product sectionas ir žmogus turi gauti kuo daugiau informacijos, nuskrolindamas kuo mažiau. Nes dažniausiai žmonės neskaito iki pat galo, nebent tiesiog praskrolina tą vidurį, bet, žodžiu, mes iškart čia įdedam ir reviews, kas padaro trustą, dar reviews, nuolaidą, kas padaro kažkokį urgency arba norą pirkti, čia irgi urgency, kad užsikyk dabar ir gauk per 3 darbo dienas, bundlesai, vėl užsakyk ir gausi greitai, paaiškinam, kas yra nosios juostelės. Dabar šitą sectioną, kurį darau, dar čia reikia gražiai padaryti, bet šitas yra žiauriai geras dalykas. Aš norėjau įdėti va čia va, iš karto po mūsų partnerių, bet čia bus dar geriau, nes žmogui reikia žymiai mažiau scrollinti, kad iš tenais patekti. Tai va, tad... Da, šitas va vienas tipsas dėl CRO. Ir lekiam džimo. Atvarėm su draugais į market. Čia pas visas vadinamas yra. Kiekvieną penktadienį su šviežių daržovių. Gal. Bandelių šiandien, bus važiuoja vakarienė, bus bandelės. Laba, po darbų. Nesimpos, o gerai išauklėtas. Tai va, o šiaip pagrindę, ką dirbu šiandien, labai nedaug dirbu. 3 valandėlės. Dar grįžęs biškį pasidėsiu. Reikia ir sau duoti biškį laiko. Buvo ten tokia problemytė, kad welcome flows, tie visi emailai, pas mus yra tas pop-up formas. Ir pop-up formas tu imi tenais nuolaidą. Ir žmogus gavęs nuolaidą, jis pirmas emailas yra, kad sveiki prisijungia prie SIS bendruomenės, o ne kad jūs turite nuolaidos kodą. Tai teoriškai, jeigu siunčiam iš karto email flows, tą emailą pirmą, kur sveiki, sveikiname ten su jūsų nuolaidos kodu, tai turėtų konvertuoti pirkėją labiau. Bet čia teorija.
Tai va, tai aš tą pakeičiau ir vis tiek AB testą padariau, žiūrėsim kaip seksis, bet, nu, logiškai turėtų. Nes dabar jie gaudavo, kad, tipo, prisijungti prie 3 bendruomenės. Ir aš šiaip reikia pradėti jau judinti dalykus su nauju brandu, kur prasivalidėti naują produktą. Šitas brandas stengsiuosi nepadaryti su tų kuriuos padariau su stripsais. Tai va, tai jau reikia užsakinėti stoką ir pradėti kažkaip judinti visus dalykus. Tai va, aš varau valgyt. Nieko nefilmau, ką šiandien dariau, žiūrėk, kas atvažiuoja. Varo kažkur pas draugę, aš varau padirbti. Varėm šiandien į parkelį pasidėjom, šeštadienis. Visi po vakarykščių tūsų nieko nebuvo, buvo ramu labai miestą, tai smagu. O aš dabar varau, pasidarbuosiu šiek tiek 3 valandėlės. Ir tada varysim mes į vakarienę. Greitai tokį sukūriau naują rinkinį, nes šiai žmonėm rinkiniai labai patinka. Turėjome atleto rinkinį, tai žmonės labai perka, nors ir jie nemato, kad šiaip kaina šiek tiek didesnė. Rinkiniai žmonėms patinka, nes tai gali būti dovana, tai gali būti labiau specifinis dalykas, būtent ko jiems reikia. Tai dabar, kadangi turiu burnos ir nosies juosteles ir dar miego formulę, miego papilą, tai padariau miego rinkinį. Čia taip jis atrodo, tai paprastai miego rinkinys, čia greitai sudariau visą dalyką, miegalė mėgstamiausias. Čia gal paskatins pirkti labiau, bet jo, tokie dalykai, paprastą bandalą padariau, kainą, kas eina rinkinį, žiūrėjau ir basicus. Ir toliau viską nukopijau nuo kitų page'ų. Ir ką dabar, ką toliau, tai dar turiu valandėlę tikrai, tai pasidarysiu balandžio mėnesio accountingą, kad jau biškį galvoju, tai pasidarysiu ir asmeninę, nes visas tai bus savo biudžetą. Praeitas mėnesys buvo toks paprastesnis, buvo tiesiog Lietuvoje visą laiką, bet buvo labai daug išlaidų, tai noriu pamatyti, kur išleidžiu ir pamatys tą skaičių, kiek išleidau, tada gal biškį mažiau leisiu. O ir aišku, stripsų accountingą reikia pažiūrėti, kiek maždaug, kiek kam išleidau, kiek prognozuojame gegužę padaryti. Tai va, šitą pasidariau ir varysiu namo. Šiaip labai keistai jinai juda. Čia yra šiandien Sauliaus desertas. Ne, čia iš tikrųjų aš sakinėjau mums dviem. Jisai iš tikrųjų savo vienas užsisakė. Aš už vakar norėjau varyti ledų nusipirkti ir jie... Ledai yra pats vienas iš blogiausių ledai ir čipsai. Kokie tavo mėgstamiausi ledai? Jeigu labai geri, tai pistacijų gelato. Ką? Aš nieko apie šitus. Ai, tie du es. Tai neblogai. Ir daug iš tų suvalgyti. Šitai žiauriai geri, ką tu? Tik čia mačia. Taip, bet tipo. Čia tai sezamo, kodėl tu sezamo ėmė, tai aš nežinau. Aš jau visus paragauju. Aš negražus. Pavalgiam, skanu buvo. Žiauriai. Lemba, dėkinga tame, kad aš grįšiu namo ir ieškos ką valgyti. Aš gyvenime nesu mačius, kad žmogus tik deserto suvalgyti. Dar po tiek maisto. Aš dirbu kažką su draugu. Pradėjom bazarį kažką apie laikrodžius. Aš tokį turiu. IWC. O mano draugas sako, aš tu šiaip turiu Rolexą, bet jis patiko sugėdė. Aš toks, tipo, kokį parodai. Va, bitches tokio va plotame. Sorry? No, I'm talking to the camera. Čia Rolex GMT. Jis dabar kažkur 14 000, nu, čia sakė, flemba. Insane. And it's a blend from Belgium. It's €8. Yeah, shit on matcha with the same packaging, and then just put your branding on top. Either it's a sticker or something else. But, or I think they can do drop shipping too, I guess. Yeah, it's either that or you just ship the entire stock to yourself. Yeah. Because, for example, for me in Lithuania, it's way cheaper to ship it from in-house than to do drop shipping. Nežinau net kelinta šiandiena, bet 1:30 dabar, gegužės 12 diena. Tai
aš čia dar būsiu apie 9 dienas, dar bilietų neturiu, bet, nu, su stripsis koks update'as, tai pardavimai pradėjo didėti. Vis tiek jie nėra pasyvūs, jie nėra tokie, kokie turėtų būti ant scale'o. Tai mes dar bandom viskas optimizuoti, bandom surasti mūsų tos winnerius, kurie, nu, adų winnerius, su kuriais mes ir darysim tą scale'ą. Vakar pradėjau labiau gilintis į vienos dienos tipo profito skaičiavimus, tai šį mėnesį nesu labai profitabilus, nemeluosiu, bet tiesiog, nes labai daug yra išlaidų visokie operaciniams dalykams, verslo išlaikymui ir taip toliau. Kaip teisingai reikia padaryti, nu, praeitam video kalbėjau, kaip reikia iteruosime dabar winnerius, tas atkreitils, aš tau dabar parodysiu, kaip viskas atrodo. Tai realiai čia turime winnerį, tiksliau jis atrodė va tai va. Didžiausias problemos iš tuo buvo, kad nesimatė normaliai pačio to tas headingas, titlas. Tai aš jį perkuriau ir jis atrodo dabar taip, yra žymiai viskas aiškiau, iš karto matosi kažkoks tavo USP, man atrodo taip vadinasi, ir tada yra 4:5 ir story. Tai dydis. Reikia visada prisiminti, kad yra save zones, čia yra story save zones, 200 px. Tai va, taip va viskas atrodo ir dabar mes pradedam iteruoti. Tai iteruosime tiesiog headingus, ieškosime geresnę tą unique selling pointą, tai va geresnį kvėpavimą su nosį juostelėm, tada eina stop užgulusiai nosiai, strips padės kvėpuoti laisvai ir va tai va, keičiam pastoviai. Tai ieškom dabar geresnį USP. Ir va tiek, va šiandien žodžiu, skirtingų versijų. Tai va, tai realiai radęs kažkokį winnerį, tada pradedi juos iteruoti ir ieškai geriausio iš to winnerio, tu testuoji daug skirtingų kitų, kaip čia, ways of proposing that to your customer, ir tada tu ieškai iš to winnerio dar kitų winnerių ir iš to winnerio tada jau tu scalini. Tai va, mes va tai va bandysim, tai čia kalbiški too deep Lietuvos rinkai, bet darom ir žiūrėsim, kaip gausis. Aš varau turiu dirbti, dabar turėsiu kolą už 4 minučių su vienu biču. Pasiūlė investuoti į stripsus, tai įdomu šiaip pakalbėti. Čia ne 100%, tiesiog tokia buvo idėja, kad visai norėčiau investuoti. Tiesiog pakalbėsim, pažiūrėsim, parodysiu šiam skaičius ir taip toliau. Tai va. Ola. Apturėjau insane. Nežinau, kai aš 7 valandas dirbau, ramiai fokusavęs, turėjau baigti žymiai anksčiau, sorry mante, bet einu dabar pickas pavalgyti su draugė, o šiaip ką tik apturėjau 1,5 valandos kolą, su tuo ten, kur pasiūlė, nežinau, ar investuoti, ar kažkaip tai neįsivaizduoti, tiksliai ką, dar neišsigryninom viską, bet realiai tą 1,5 valandą, ką apturėjau, tai bet koks žmogus su jo patirtim galėtų čeržinti, žinai, porą tūkstančių eurų už tokį konsultaciją, kokią aš gavau. Tai yra insane, tai yra labai daug, nu žodžiu, viską. Realiai dabar tokioj stadijai, kur mokinies kiekvieną dieną ir keičiasi trajektorija visada, nu, sak, tremendously. Žodžiu, tai šiaip ten apsižiūrėjom, pažiūrėjau, kaip man sekėsi, apstūmė daug gražiojų, daug kritikos davė labai geros. Tai džiaugiuosi, nežinau, ką dabar reikia geriau daryti. Supratau, ką reikia labai keisti, į ką fokusuotis, ką iteruoti. Ir kad ten nafik keičiu aš ten kažkokius vizualus, žinai, ten labai ten didelės įtakos nedarys. Tik sužinosi angelą, kuris geriau eina, tai ten vis tiek tą reikia biškai patestuoti. Gal ne taip daug investuoti laiko, kiek aš tai darau. Nes aš mėgėjau sukišti didžią savo laiko dalį į šūdus, kuriem neduos tiek daug naudos. Tai va, tai ar investuos, nežinau. Nu, jis pats, jis mane sakė, nelabai nori čeržinti iš viso. Sakė, nebent gal kaip mentorius eiti į akcininkus, bet irgi ne aš ten to labai noriu, nes aš pagaliau vėl tapau įmonėje vienas ir turiu dabar laisvę ten, žinai, daryti, ką noriu, testuoti. Ir dabar vėl gausi, kad būsiu pririštas prie kažko, tai šitą supranta. Gal tada pinigai, why not, bet žinai, klausimas, nu tai va, tai čia dar viskas ant klaustuko, bet
jau labai daug gavau naudos ir šiaip, tai va, bet žiūrėjau daug minčių galvoju, noriu pavalgyti, noriu grįžti, noriu atsisėsti, sudėlioti viską ant popieriaus. Kokie sekančiai žingsniai, nes sakau, dabar tokia stadija, kur dopamino gauni tiek daug nuo mažų dalykų, tu taip nori daugiau, tu matai, kaip kiti daro, nori irgi būti jų lygiai paskui, karoši, toks pastovus. Gal, yra tas ir tas imposterio sindromas, biškai tikrai nebelos, nes tu daug ką moki šiaip paėmus su paprastu žmogu iš gatvės, bet, šiaip labai daug ką moki, nes vis tiek kažkokiam levelį esi ir tu uždireliai uždirbi iš verslo ir tu iš to išgyveni ir kas yra, kuriems žmonėm net pagalvoti tai beveik neįmanoma, o aš jau tą visiškai pamiršau ir aš nustojau džiaugtis tokiais mažais dalykais. Man ir Ainisas pasakė, tu accomplish didelius dalykus ir toks, kadangi pas tai ratas supa žmonių, kurie pasiekia 10 kartų daugiau, aš visiškai tai nekreipiu dėmesio. Ir kas irgi yra blogai, nes you gotta always celebrate small wins. Nes jeigu tu niekada nesidžiaugsi, tada, kad tau pasiekti didelį tavo golą, pavyzdžiui, noriu milijoną profitą per metus. Kol tu jį pasieksi, praeis labai daug laiko ir neselebreitinant mažus wins, tu gali prarasti labai greit motivaciją. Tai va, tai dėl to dideli golai yra gerai, bet tie maži yra dar geresni, nes tai tau palaiko momentumą. Visiškai nukrypau nuo temos, mėgėjas. Bet va, tai realiai tiek daug visko galvoju dabar, pastoviai ir ir personal gyvenimas, ir verslas. Ir realiai tas verslas atima labai daug personal gyvenimo, kurio aš tai nelabai daug turiu. Tai va, bet noriu daug dirbi, ne visada paeina, bet faktas yra tame, kad jeigu kipapinsiu tiek, kiek įdedu aš dabar, tai tikrai tas success labai greit ateis. Labai smagu jūs bringinti su manim šitame mano journey. Tai va, pajapinau konkrečiai, aš varau valgyti nusipelnytos pickės ir manau jau susitiksime rytoj. Lemą manau jau kokį 1000 ad accountą užbanino, tai realiai, jeigu kažkas žino komentaruose, kaip su tuo dylinti geriausiai, let me know. Get yourself a woman who knows how to cook. Woo! Okay, enough. Woo! Thanks. Varom į kitą miestą. Varom į Tilburgą ir tada varysim į kažkur Rotterdamą. Vienai dienai, žiūrėkit, paėmiau tiek man. I'm gonna film beautiful Al-Habi. Aura. Šitas bičiukas irgi dabar verslą daro. Elektrolitų brandą pasileidžia. Aura. Eis per labai community buildinimo pusę. Ir tada aš gal biškį performance pamokinsiu, kalbėjom. Yes, that's good. This is your guys? This is yours. It's amazing dish here. And you thank This looks very good. Arrive. Thank you so much. This one is, I thought you remember that you like it. Yeah, I'm good. This is one, you can also use it for there. Thank you so much. Thank you so much. Moteris nevalgė labai ilgai ir labai buvo suirzus. Tema? Žinau, kodėl aš labai myliu. Nes jį valgo labai daug, aš irgi valgo labai daug. I don't know what the fuck I'm eating, but it's amazing. I don't know, but I mean... Give to someone else? Yeah? Yeah. Žiūrėk, kokia laiminga. Laiminga moteris. Bella can find like... Mes čia buvom prieš, kiek, 2 mėnesius, man atrodo, mėnesį. Ir čia jau skaniausias maistas, kokį mes esam valgę, jo? Marša. Sorry. Nes man beveik komentarus rašo, kad kalbėk blema, viena kalba nieko nesupranta. Nusižudyk. Game būt blogai. Game būt blogai. Šupti bibi blogai, bet būti Sauliu dar blogiau. Įsivaizduokit, kaip jam jaustis. Jis turi gyventis ir kiekvieną dieną. Kita tai supranta, viskas gerai, jis irgi supranta, bet kaip jam jaustis.
Tai gerai būsina šitą algoritmą YouTube. Kuo daugiau komentarų, tuo daugiau viewsų. Nu, pabūsina paskui, tai jūs geriau rašykit blogus komentarus. Rašykit tą heitą, man patinka. Suprantu, kas vyksta. Aš turiu Audi S5 2013 metų, jeigu norite kažkas, prašykit pardavinėjų. Wow. Grįžom, nepafilmavom daug, bet grįžom, apsišopinom, prisišopinom per daug, išleidom per daug pinigų. Aš va Uniqlo, mylim Uniqlo. Uniqlo labai gerai. Daug bus pašudėlk nusipirkom. Matė nusipirko megztinį, apie kurį svajojo labai ilgai. Nefilmau šiandien nieko, bet pusė 6 dabar. Gegužės 16 diena. Ir visą dieną nebuvau vienas, normaliai pafilmuoti negalėjau, bet šiek tiek dirbau, nedaug, tokius sisteminius dalykus atsėdau, kad viską sužiūrėt penktadienis, kad viską paklausėm gražiai savaitę. Dabar užsakinėjau naują orderį pakuočių. Šį mėnesį kažkur vis tiek užsakau panašų kiekį. Bent jau pastarosius 2 mėnesius, nes nebuvo labai didelės keilo. Ir mes vis taip turime atsargą pasilikę visą laiką. Tai dabar dėl cash flow užsakinėjau mažiau, nors pradėjom jau augti visą šitą paskutinę savaitę, blema gera buvo. Jau pasilgau tokių dienų, kai jau realiai kažką neblogai uždirbom. Tai va, tai dabar užsakinėjau pakuotės, papildomas nustoką ir vėl grįžtam prie to, kad kiekviena spalva turės savo atskirą pakuotės dizainą kažkokį. Pas mus jis labai daug nesiskiria, galiu parodyti. Tai čia yra juodos, čia yra rožinės, aišku, rožinės blema geriausiai atrodo. To mane biškai nervuoja, bet o jos mažiausiai, nu jas perka mažiausiai, bet yra juodos ir čia yra permatomas. Tad reikia kažkaip reikės šiaip pakuotę perdaryti, kad žmonėm būtų labai paprastai supras, kai išnės ir spalva. Nu kažką reikės įdėti tokio. Tai va, o šiaip šitą pasidarau, damušiu stripsiu dabar šiandien viskas jau pasakiau dasimušiu. Dar porą darbelių ir šiandien užteks. Bet reikia dasimuš, kad nespaleidžiu subscriptioną greitai. Testuosiu, žiūrėsiu kaip bus. Tai labai laukiu. Nors kažkokį gal jau net MRR daryti. Tai va, tokio. Aš gyvenime turiu jokių adikcijų. Aš nerūkau. Aš jau ir nebegeriu mėnesį, nu, niekada ir negeriu daug, bet vienam dalykų, kam aš esu adikti, tai yra cukrus. Aš negaliu sustoti. Visą freaking pie, sūrio pyragas, pats suvalgiau. Ir vienintelis būdas, kaip man sustoti, nes aš tokį žiūriu, aš valgau. Dėl to man gerai gyventi vienam, nes niekada nebūnu namie saldumynų ir aš jų nevalgau. Tik pas kažką kito, aš apsivemsiu to. Žiauriai negražu mes maisto, bet aš kitaip negaliu sustoti. Man sveikata svarbesnė. Ai, šiaip pala. Aš visiškai šiaip neprominau savo konsultacijų e-komercijos. Tai jeigu tu užsiemi e-komerciją arba tu visiškai dar nesigaudai e-komercijų, kol nori kažką pradėti daryti internetu ir uždirbti pinigus iš to, tai gali down below užsiregistruoti tiesiog į nemokamą konsultaciją, berods 15 minučių, pakalbėsim, aš paaiškinsiu arba padėsiu tau kažkokią, nu žodžiu, suteiksiu, bet kokiu atveju tau kažkokią value, nemokamai. Tai va, o jeigu nori mokamas konsultacijos, kuri irgi bus apačioje, tenais gausi, kai veikia, tu man prieš duosi savo elektroninę parduotuvę, aš išsianalizuosiu, parašysiu visus key points, ką reikia pakeisti, na ir paskui šiaip patarsiu, ką reikia geriau padaryti. Nu, tai va, tai daug šiaip žmonėms patinka šis variantas, nes daug padeda labai. Nes kaip optimizuoti elektroninę parduotuvę ir kaip padaryti aukštesnį conversion rate, aš tą, nu, manau, tikrai suprantu. E-komercijų, mano viena stiprioji, viena iš stipriausių pusių. Jo. Paprominu biškį ir susitiksime tomorrow. Labutis, šeštadienio gražus rytas, šviečia saulė, nuvariau į terasą pasidėti, pavalgyti.
ir gaunu notification iš vieno iš mano, kaip čia, mokinių, kurį mokinu kaip teisingai daryti e-komerciją ir daryti mažiau klaidų. Ir atsiunčia tiesiog va tokį screenshotą su pilna orderiu ryte ir, nežinau, net, manau, labiau satisfying jausmas negu man, kai tai buvo anksčiau. Tipo, aš jam rašau, aš toj greitu metu išsijungsiu tipo notifications, kaip aš esu išsijungęs, nes jau tiesiog per daug būna. Ir labai smagu matyti, kad tipo, ir jam taip gaunas. Tai va, tai tiesiog norėjau pasišėrinti, kad smagu matyti, kad kitiems gali padėti, pasiekti, eiti pro tą, kad tu pats ėjai. Ir jo, ir su kitų žmonių pagalba tai pasižymiai greičiau. Tai realiai aš mokinu, kaip pasiekti pirmus 10 to 20k. Ir tada jau jam sakau, o aš dabar vaikštau pa žmogų, kuris mane pamokino, kaip pasiekti 100k per mėnesį. Tai va, tai tikrai negarantinu, kad tu ten pasieks milijonus ir taip toliau, nes, tipo, aš dar to nepasiekiau, tai dėl to, bet aš labai gerai žinau, kaip pasiekti nuo 10 iki 20 tūkstančių su labai gera struktūra, nedarant daug klaidų, išsirinkant gerą produktą ir visą tai darant Lietuvoje. Tai va, tai... Labai įdomi kamerytė, man labai patinka jinai. Viena iš paskutinių dienų čia Olandijai. Jau poryt išskrendu atgal į Lietuvėlę. Ar jūs matot kažką? Investment proposal, kuris su žmogu, kuris galimai yra interested. Bandysiu prisitraukti kažkur nuo 2 iki 3K investicijų, nes kažkur tiek reikia, kad normaliai paskeilinti brandą. Tai va, tai jeigu pavyks, tai bus sakyti. Labas. Kas geresnio? Jis pats mato, ant ko spendinti. Jis dėl to ir spendina tavo šito. Jo, dedam po 2, nes tą išjungiai, tai pažiūrėsim kaip perform. Viskas, jau likiu namo, pavalgysiu, bet realiai apie tą investmentą, tai netyčia kažkaip gausis bendrau daugiau ir daugiau su žmonėm. Kažkaip ten aplinkoje daug kas gavo investicijų. Kažkaip pats pagalvojau, gal visai apsimoka paieškoti, kai pradėti ieškasi, kad atsiranda kažkokie opportunities random. Pasiūlė investuoti, pakalbam apie kažką, patinka ką darai, patinka kaip stengiasi ir taip toliau. Tai va, tai apkalbėjom maždaug, ką man pinigų reikia, apie situaciją pačio verslo, taip toliau. O dabar tiesiog tą proposal aš jam nusiųsiu investmento, kad viskas tiesiog būtų dokumentai surašyta, kad aš ten sykinu ten tarkim 25 Gs for ten tiek ir tiek equity, žinai. Įmų ir tai, tipo, ką man tie bus pinigai reikalingi, kur aš jas naudosiu. Ir taip toliau. Čia toks tipo standard procedure. Tai va, man tai yra pirmas kartas. Štai esu investicijų ieškojęs ten vienam sąsui prieš 2 metus, bet ten ant idėjos realiai ieškojau. Dabar čia realiai yra veikiantis projektas su generuojamu pelnu ir taip toliau. Tai visai įdomus etapas tikrai. Tai va, pažiūrėsiu, jeigu gausiu investmentą, tai žiauriai paskeilinsiu. Tai paskeilinsiu, kad jūs net nesizduojat. Tai va, tai aš varu valgyti kebabčiko. Romantika. Šiuo metu skaitau Mauricijaus meditaciją. Noriu šiaip kažkaip pabėgti nuo overthinkinimo, kalbėjimo, gyventi. Ir nežinau, šiaip parekomendavo draugas, gera knyga. Skirsiu biškį laiką dabar paskaityti. Šiandien paskutinė diena Olandijai, tai ramesnė. Ryte biškį padirbau, dabar paskaitysiu. Draugai grįš iš žymo, varysime iki Groningeno, apžiūrėsim miestelį paskutinę dieną. Nu ir va, taip gražiai ir pabaigsiu šią kelionę. Grįžę į Lietuvą, grįžime į panašų režimą, kurį matėte praeitą vlogą. Gražu. Jau esu oro uoste, važiuoju namo. Nu ką, aš jau namie, valgau mylą, kurio labai pasilgau, nors galėjau ir tenais tą patį pasidaryti, bet tiesiog lietuviška duona, lietuviškas sūris, kiaušiniai, ūkiški, nu ir man mua. Tai va, tai realiai video pabaiga, jau čionais pabaigsime, buvo tokios 2 savaitės kitokios jums, toje šalyje ir man buvo kitokia. Tai realiai dabar ateinančias 5 dienas aš nieko nefilmuosiu, tiesiog sėsiu ir vėl 14 valandų per dieną tiesiog būsiu prie kompo ir dirbsiu, because I have shit to do. Skaupti reikia dabar. Tai realiai tiek, patikrinkite linkus apačioje,
Galiu įsteigti jums nemokamą konsultaciją, jeigu norite. Jūsų e-komercijos verslai, parduotuviai. Tada Sweetpepper.lt, tokios dalelės. Čia buvo Sweetpepperai. Vienas šis Sweetpepperai, Saulius. Ir iki kitos savaitės.